Ašmenukai tokie slidus. Nuglūdinti. Dabar atsineškit valgyti, pavalgysit ir bus išdžiūvę ir švarūs. Valio, tikros atostogos. Jūs dar neustatėt? Vieną koiną mes pasiūlyti. Nu, galvojam, kad valgysim veršieną tiešmelio. Okay. We want you while we was traveling. Okay. Yeah. Okay. You want on the street to... Reikia kažko paimsiu. Ai, noriu, dvi, tokia arba tokia. Ne, geriau to. Yeah. Nežinau, manau, kad čia sanė pasirinta. Ne, apie trečią. Oškos, jo. Jau. Saulakis, chicken saulakis čia vadinasi. Edmundėlis susakė kokią? Veršieną. Veršieną. Veršieną susakė. Keksiukas. Tai paragaukit, kas nori. Nu, gerai. Gerai. Nu, nepyktas. Citrinos augo. Gali būti. Eik, savo nieko laisvo nėra, vaiva šitą. Laisvas. Čia pakiša. Sekantis mūsų žygis yra greitai apsisukite į kitą pusę, o ten į patį viršūnę. Viena, ne? Super. O, kaip neįprasta mintis. Reikėjo čia ateiti, kad sugalvoti. Ne, čia yra Ieva vedė mus, bet niekur Uždaryta. niekas neįleidžia mūsų. Ai, tai čia turėtume. Tai galvojam, gal ten antras koks vienuolynas. Bet tas kažkokios kolonos buvo. O kur kebra? Pasienę. O dar vieną labai. Žiūrėk, bet kaip šitą, žiūrėk, išrėtas laivas. Nu mes tam juda. Mes tam juda. O, žiūrėk, kaip čia glūpa, gyva, žiūrėk, kaip žiūri. O, čia galvoja, nereikalų. Žiūrėk, kaip tą žiūrėk. Šeriam vietinius katinus. Šitas tai valdo. Mūsų geriausias Mišelinas. Jūratė su Valdu padarė nerealų kebabą. Ir mūsų Lilas vėl turi nuostabų vakarą. Valio. Yeah. Bravo. Čia vėl. Tie gražiai blineliai užkepti. Wow. Super. Labai jau. Visi iškrito iš sėdinių savo. Iš konteksto. Jūs gerai paruošėt, šaunuoliai.
Kai kimba paraudonuoja. Aurelio, papasakok apie tą plūdę. Va ten aplūdė, va Aplūdė, va ten yra plūdė. Jo. Ir kai, va dabar kibimas jau buvo. Aha. Nu, kaip jin veikia tą plūdę? Tai va kai kimba paraudonuoja ir neria į dugną. O, eik tu savo, kapės. Švyturys ant vandens. Taip, Aurelio, su batereika. čia bus naktį gero kliovo. Tai jo, tai va, matai, mūringus visokius gaudom ir visus Super. kitus reikalus. Super, super. Wow. Taip. Buvo 4 kabliai, nei vienos žuvies. Ble. Mūringą tik tai ištraukėm. Kažkokios bet paleidom. barakudos vietinis kimba. Mūringas toks. Padažytom neįdomios raudonom liupytėm. Sėdi va čia pijumėjau. Tipo etiketas sako, kad man nuostabu 22. Dar 20. Stūgoje vėjas. Lilas lieka krante, o škiperiai eina į Milos miestelį pasivaikščiot. Milos salos miestelį pasivaikščiot. Laiku atvažiavam, visokių čia jachtų pilna. Radom vos vieną, dvi buvo laisvos vietos. Mes pasistatėm ir paskui neužilgo vokiečių laivas atplaukė šalia. Tokie, žinai. Šalia bardačela, šalia suvenyrų parduotuvė, kažkur alyvmedžiai. Kvapas man šitas žiauriai patinka. Čia dabar Laivai pagrindinė transporto priemonė jau. Susikibam su pasauliu. Septyni kartai, matai. Čia Ten va mūsų grindinėlė. Čia va švyturys. Graikiško stiliaus. Iš ten mes atplaukiam ir ten išplauksim. Pas kaimynų jachtą vienas vairas nedirba. Tas mechanizmas, kuris jungia vairo pavarą, dabar guli ant stalo. Ruošus. Varom pakrantę iki kanjono ten tokio. Turim tokį va kvadriką.
Čia va badyliai tokie. Jie gražus tokie, bet jie duria. Per juos nuogom kojom geriau neprisiliesti. Gali būt. Labai graži vieta. Šiandien vėjuota. Tai buvo planas atplaukti čia su jachta. Bet meltėmis pučia, tai nenorim prarasti vietos marinoje, nes išplauks, kiti atplauks, nes visi eina slėptis nuo šito vėjo. Vakar pavyko rasti. Tai dabar nenorim pakelti užpakalio, nes prarasim vietą. Pažymėjom. Pastatėjai. Laukia. Keliauti toliau. Stabtelt, sustabdysiu kamerą, negaliu. Čia keturratės jau nepravažiuoja. Tai mes einam į kanjoną tokį pėsčiomis. Čia grotų lagūna. Kiek tų grotų čia daug? Čia nežinau, ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, čia 7, 8. Matom, 9 mažiukas. Matomi iš šitos pusės, iš kitos pusės dar. Gal dar kažkiek yra. Čia šitas kelias kaip betonas, tokie va svogūnai auga, žiūrėjau kažkas išauga, kažkoks augalas. Vienas, va kitas ir jų čionai pasitaiko labai nemažai. Va čia irgi matosi.
grotų kelias. Nemačiau. Čia mūsų įlanka. Mūsų įlanka. Kaip išpjautas akmuo. Tai galėjo tiesiai padaryti, ne, vat išpjovė, čia išpjovė, ten išpjovė, ten išpjovė. Ir kam tą pjaustymą daryti? Čia tipo neturiu ką veikti, padarysiu daugiau savo darbo. Vaizdas, kad šiltus akmenis dėjo ir juos formavo. Nu, jo. Arba kaip su kokiu peiliu sviestą pjaustė, kai sūrį kokį išpjovė. Nes, nu, realiai tai... Nu, vat lygiai šis, nu lygiai yra tiesiog kaip freza kokia padaryta. Tai nėra, kad kaltų kažkaip iškramsnota būtų išdaužyta. Čia vat irgi lygiai. Čia lygiai, čia lygiai. Nu tai jo, tai kam taip daryti? Taip už neturėjimo ką veikti tą sieną irgi. Visos siūlės. Idealiai siūlė, jokio tarpo nėra. Čia lygiai. Kiekvienas blokas vis skirtingas. Bet visur siūlės idealiai lygios. Kaip va tokį bloką, jisai sveria, aš nežinau kiek tonų, 3-4. Lygiai va taip. Šitą pastačiau ir šitą dar lyginsiu. Kai su sviestu, kai su peiliu per sviestą. Kaip tai padaryti? Net plytas sudedi plytas, jos nėra idealiai lygios, vis tiek viena daly milimetrą aukštesnė, kita biški mažesnė ir jos šokinėja. O čia nieks nešokinėja. Nu, be jokio cemento. Nu, ir pasakykit, kad čionai su kirstukais iškalė, ne? Su kirstukais, ne tokia akmenė. Granitą. Žalvariniais, variniais. Pasakos. Čia amfiteatras. Panoramai. Marmurinės sėdynės. Sienos blokai. Ir jie ne tai, kad tiesus, jie lenkti tokie kaip va. Išpūsti tokie. Nu. Pagalvėjus. Čia aišku plyšiukai matosi, nu tai čia dar aišku gali sakyti plyšiai, o ten yra žiūs, kai kur žiūsi, jokių plyšių, nieko, net pėlio neįkišė. Kaip jie taip galėjo padaryti? Čia amfiteatras. Einam į amfiteatrą. Va, irgi marmuras, marmurinės pakopos. Pasižiūrim, kaip jos suleistos. Vienas luitas, marmurinis. Lygiai kaip su peiliu. Lygiai. Ir žiūrėk, dar įdomiai, čia atfrezuota, čia palikti dar tokie išsikišimai. Jo, įdomu, kam čia jo buvo. Kažkokie tai visur elementai. O čia matosi, atrodo, lyg staklėm varyta. Taip lygu. Tas apskritimas taisyklingas. Ir vienoda tekstūra, supranti, visų blokų vienoda tekstūra. Susidėję tenai tas, žinai, barzdočius ir su kaltuku kalė čionai. Kažkokios gal gladiatorių kautynės. Kas vyko, ne? Dėdės ir tetos. Graikai su savo baltais chalatais. Jo, ir
Įrodė, va taip ir va taip. Su vaizdu į jūrą. Įsivaizduok, sėdi ir čia spektaklis vyksta. Labai gerai girdisi. Gerai girdisi? Labai. Labai gerai, man aš jaučiu čia aidi. Nu. Labai gerai girdisi, nors vėjas laukia. Per visą apskritimą. Ir čia rankiniu būdu padaryta. Nu, aš niekada nepatikėsiu, kad čia rankiniu būdu. Čia va kažkokie tai yra. Čia stakta marmurinė. Tokios daubos tokios. Mhm. Gal čia kažkokios kolonos anksčiau buvo, nežinau. Buvo reikalų čia visokių. Čia va irgi rankų darbas. Na, čia tai grožis iš viso. Žiūrėk, va sėdžiu rankom ir dubasinu va tas skylės. Čia ne tai, kad skylė, bet jinai dar užeina už to Jo. į vidų. Ir va čia kalu va šito luito, tik tai pys va šitas ir nulūžo. Nu ir kuom priklijuoti? Tokie kiaušinukai, žiūrėk, Nu, padaryti. jie net užeina už tos pusės. Nu. Čia rankom su kirstuku, ne? Čia rankytėm sėdėjo su zubilytė tokia ir lesė. Vienodai viskas. Niekur nėra jokio nuskėlimo. O tu įsivaizduok, tokį gaminį darai ir nuskeli gabaliuką. Ai, kitą padarysiu rytoj. Pasakas. Čia atrodo kaip iškepta, kaip kokioj formoj. Žinai, kaip gipsą lieja tokiose silikoninėse formose. Arba čia koks mašininis apdirbimas. Buvo kažkokios tai CNC staklės. Senovinės. Programuojamos. Nu, neįmanoma čia rankom šitų dalykų padaryti. Tas labai man patinka, čia matai, čia senovinis likęs, o čia jau įdėtas intarpas. Tai kas, taigi mes turim programuojamas staklės, nu va, nukopijuok tą ornamentą, daryk ir išfrezuok ir pridėk ir parodė, ką mes dabar galim ir ką jie padarė. O čia va irgi net už jo užeina, va, į apačią. Kam daryti tokį, o čia irgi va, čia užeina net už va čia va, va ten va, ja. Va ten va į vidų, va pirštą įkišu įsivaizduoju ir ten viduj glotnu, ne tai, kad tenai belenkaip išskaptuota. Ten yra glotnu viduj, kaip Ir iššlifuota. per visus lapus, žiūrėk, mano pirštas va čia va. Ja. Va. Susitinka du pirštai mano. Nu. Tai čia tokia detalė, kur tu iš toli nieks nežiūri. Na. O tai įsivaizduoju kokią riziką, kad tu kaldamas ten nulauši šitą lapelį. Ir sugadinsi visą va šitą va. Visą gali šitą sugadinti. Tai kiek jie rizikavo, supranti, va žiūrėk. Va čia va po lapeliu, va rankos pirštai palenda. Tai va, aš atrodo, va čia stipriau stuktelčiau ir nulūžtų tas lapelis. Tai įsivaizduoju, kaip jie turėjo rizikuoti, sulaužyti tą lapelį, nes klijų, superglių tokių gerų nebuvo, kaip dabar mes turim. Šitas tai va tik į čia kiauras yra. Nu. Taigi nulauši tą lapelį, tai pats stipresnis smūgis ir tu jį nuskelsi iš karto. Ir sugadyti visą dirbinį. Tai jeigu rankom toks dirbinys užimdavo, nu aš nežinau, sakykime, turėjo super įrankį, super meistrai, padarydavo per mėnesį. Tai toks neatsargus judesys galėjo sudaryti visą mėnesio darbą sugadinti. Ne, čia nesąmonė, kad čia rankom darė. Čia neįmanoma.